Vanduo yra prisotinamas vandeniliu, o vandenilis padeda sumažinti tą tikimybę, kad uždegimas išvešės ir organizmas nusilps. Ir žinia, kad mūsų organizme labai dažnai vyksta uždegiminis procesas. Peršalimai, tai yra uždegiminis procesas. Onkologiniai susirgimai, tai yra irgi uždegiminis procesas. Moksliniai tyrimai parodė, kad vandenilio prisotintas vanduo gali turėti teigiamą poveikį žmogaus sveikatai. Pagrinde veikia kaip antioksidantas, silpnina ligų simptomus, gali būti kaip prevencinė priemonė nuo tam tikrų ligų ir bendrai stabdo ląstelių senėjimą. Ir ryte, kai atsikeli, tai pirmiausia, ką norisi tiesiog išsiplauti vidų. O kaip tu tą vidų išsiplausi? Tik tai gerdama. Tai vad kokį tu vandenį geri. Nes kai yra vanduo prisodrintas būtent šito vandenilio, jis kažkoks minkštas. Toks įspūdis, kad tu išplauni, kaip be nuriebinto indus išplautum, bet nekenkia nei rankom, nei organizmui. Kadangi molekulinis vandenilis yra jisai smulkia molekulinis, jis yra skvarbus, tai jisai gerai prasiskverbia pro odos sluoksnius. Tai ir toks kaip natūralus antioksidantas. Žinomas choreografas, baleto šokėjas ir Vilniaus baleto meno vadovas Jurijus Smoriginas bei ilgametė diktorė ir televizijos laidų vedėja Laima Kybartienė jau kurį laiką geria tik išvalytą ir vandeniliu prisotintą vandenį, nes jis tapo jų energijos, sveikatos ir grožio šaltiniu. Šį vertingą vandenį jiems paruošė Eastcon Aquavita vandens gryninimo ir vandenilio prisotinimo sistema. Kai jauti, pažiūrėjau, susinervinį. Aš labai dažnai būna taip, kad ar stresas kažkoks, tai aš turiu savo termosiuką vandens šito. Nežinau, kažkaip visai neblogai. Visai neblogai. Gurgšt ir visai neblogai. Taip minkšta, skanu, malonu iš karto. Nepaslaptis, kad esu meno žmogus ir atstovaujantis vienai iš sportiškiausių profesijų kaip baletas. Baletas tai yra amžinas prakaitas. Aišku, be kalbos tai dehidracija vyksta organizme ir būtiniausiai reikalingas yra vanduo. Mes suprantame, kad vanduo vienas iš svariausių gyvenimo papildų arba net tai yra gyvybės nešėjas. Švarus vanduo yra esminis mūsų sveikatai, tačiau daugelis geria per mažai gryno vandens, o dar rečiau prisotinto vandeniliu, stipriausių antioksidantų. Turi būti geras vanduo, todėl kad vandens mes suvartojame daugiausiai dienos metu. Vanduo tai yra tas skystis, kuris turi išplauti mūsų žarnyną ir neleisti nusėsti druskoms sąnariuose, kuris palaiko mūsų širdies kraujagyslių darbą ir spaudimą. Tai jeigu mes geriam blogą vandenį, tai užsiveda daugelis procesų. Grynas vanduo prisotintas vandenilio gali turėti teigiamą poveikį širdies ir kraujagyslių ligų vystymuisi. Yra įrodyta, kad vandenilio prisotintas vanduo pagerina kraujo rodiklius, kas liečia trigliceridus, sumažina trigliceridų kiekį ir ypač mažo tankio lipoproteinų kiekį. Cholesterolio kiekis, remiantis moksliniais tyrimais, sumažėja maždaug 13%, pavartojus maždaug 2 mėnesius. Nepakankamas vandens vartojimas gali sukelti dehidrataciją, kuri dažnai yra galvos skausmo ir migrenos priežastis. Taip pat gali signalizuoti apie kitų ligų vystymąsi. Kada netenkam daug vandens, kad netenkam elektrolitų. Taip gali įsivystyti prieširdžių virpėjimas, ta aritmija. Tai nėra mirtina aritmija, bet tai yra dažniausiai pasitaikanti aritmija. Eastcon Aquavita sistema išgrynina vandenį ir išlaiko jo gyvybingumą. Per 4 valymo etapus pašalinama iki 98% pavojingų virusų, bakterijų ir mikroorganizmų, užtikrindamas vandens švarą ir saugumą kiekvienam gurkšniui. Jurijui Smoriginui ir jo kolegoms šis vanduo padeda išlaikyti energiją ir gerą savijautą miuziklo Riešutėliai pelenei repeticijose. Žinia, kad miuziklas tai susirinkę įvairių žanrų atlikėjai. Tai yra ir dainininkai, tai yra ir šokėjai, tai yra režisierius, kuris stovi prieš. Aš net ir choreografas, aš net ir atlieku net mokytojo vaidmenį, aš net ir dainuoju. Ir man labai yra svarbu, kad aš jausčiausi gerai. Ir aš galvoju, Aquavita vanduo yra didžiausias pagalbininkas mūsų deiviui Renatai, mūsų jaunajam princui Orestui ir be kalbos ir visiems šokėjams, kurie
šoka, prakaituoja ir be kalbos man, kad nusiraminčiau ir kad nepasmaukčiau nei vieno iš pykčio, jeigu netlieka tų pareigų, kokias jie turėtų atlikti. Ir Jurijus Smoriginas teisus. Vanduo prisotintas vandeniliu mažina streso poveikį ir padeda apsaugoti mūsų smegenis. Kodėl vandenilis yra vienas iš aktyviausių antioksidantų, tai ko gero reikėtų pasižiūrėti jo cheminę sudėtį, tai yra pati mažiausia molekulė. Ir kadangi jo labai maža molekulinė masė, jis gali prasiskverbti į visų ląstelių vidų, pasiekti brandalį, mitochondrijas, tarkim, praeiti kraujo smegenų barjerą, už tai gali veikti kaip antioksidantas, apsaugant mūsų smegenų ląstelės. Tai vandenilis, ko gero, yra vienas iš greičiausiai patenkančių antioksidantų, jeigu ne vienintelis antioksidantas, kuris greitai patenka į smegenis. Legendinė sveikinimo koncerto vedėja Laima Kybartienė Eastcon Aquavita sistema pagaminta vandenį, prisotinta vandeniliu, geria net ir darbe, užtikrindama gerą savijautą ir energiją visą dieną. Vanduo. Įgert vežuosi į darbą, ištisai geri, ištisai gurkšnoji. Ir aš pasakysiu, kad aš vandenį ne tai, kad geriu stiklinėmis iš karto. Nors šitą vandenį gerai būtų išgerti per valandą, nes jisai įsigaruoja. Tas dovanas, kurias turi, jos išgaruoja. Ten vėl atgal sugrįžta, galima sakyti, į dangų. Va, bet aš turiu termosą ir aš termose tą vandenį vežiojuosi visą dieną. Tiesiog giriniai. Lietuvoje yra neblogas vanduo. Bet šitas, negalima sulyginti gero dalyko su fantastiniu. Taip? Ir aš galvoju, kad vanduo tai vienas iš svarbiausių komponentų, kuris padeda ne tik tai šokėjams, bet ir dainininkams ir aktoriams pajusti tą lengvumą, kaip tu nurysi tą išvalytą vandenį ir nuo visokių metalo nuosėdų, nuo bacilų. Ir kai tu geri vandenį, kuris jau primena tau šaltinio vandenį, aš galvoju, kad tu greičiau restauruoji savo organizmą ir tavo nuovargis tave tiesiog greičiau palieka. Eastcon Aquavita sistemos vandeniliu prisotintas vanduo ne tik mažina uždegiminius procesus organizme, bet ir gerina nuotaiką, suteikia energijos bei mažina nuovargį. Taip pat yra įrodyta, kad vanduo yra būtent prisotintas vandenilio vanduo yra puikiausia hidratacijos priemonė sportininkams už tai, kad sumažėja pieno rūgšties susidarimas raumenyse fizinio krūvio metu. Sportininkai greičiau atsistato tuomet po didelio krūvio, normalizuojasi širdies darbas, kraujo rodikliai. Tai yra įrodyta keletų mokslinių tyrimų. Aš galvoju, kad toj didelio įtampoje, kai vyksta spektaklio kūryba, kai įtampa, kažkoks nervas, kažkokie konfliktai, vanduo yra pats artimiausias draugas. Ir Aquavita tai yra tas draugas, kuris iš karto nušarmina nervų sistemą, bet ne tik fiziologiškai, bet ir emociškai. Taip, Aquavita yra labai universalus, yra aparatas, kuris padeda kiekvienam meno, sporto žmogui ir apskritai šitame sudėtingame pasaulyje pasijausti geriau. Vandenilio prisotinto vandens savybes tyrinėjanti mokslo daktarė Vijolė Bradauskienė teigė, kad šis vanduo gali padėti net vėžiu sergantiems pacientams. Onkologijoje taip pat veikia kompleksiškai. Pirmiausia, buvo nustatyta, kad mažina simptomus pačius, šalutinį poveikį, jeigu gydoma chemoterapija arba spindulinė terapija. Bet yra įrodyta, kad šiek tiek ir skatina pačių vėžinių ląstelių apoptozę ir intensyvina pačius organizmo endogeninius fermentus, kurie būtent veikia antikancerogeniškai. Visos ląstelės, biocheminės reakcijos vyksta vandens pagalba. Visas žmogaus, jeigu mes viršų kūno tai nuplaunam su vandeniu, tai tas pats viduje mes turim irgi išsivalymas vyksta per vandenį. Eastcon Aquavita sistemos vandeniliu prisotintą vandenį Laima Kybartienė nuolat naudoja savo odos ir plaukų būklės gerinimui. Man svarbu, pažiūrėjau, kokiu vandeniu plaunu galvą, plaukus, kokiu vandeniu plaunu. O šitas vanduo yra... Šitas vanduo yra minkštas, išvalantis. Ir plaukai kitaip atrodo, gyvi, minkšti. Ir tikrai buvo patvirtinti tyrimai, kad vandenilio prisotintas vanduo turėjo teigiamos įtakos lėtinių priešuždegiminių ligų simptomams mažinti. Ir yra tyrimai, kada atliekami mažinti
žmonių amžėjimo požymius, odos senėjimo, fotosenėjimo požymius. Aišku, yra priešuždegiminis veikimas, irgi toks labai ryškus. Ir čia vėlgi uždegimo mažinimas būtų. Ar tai atliekant cheminius pilingus, kokias invazinės kosmetologinės procedūras, kaip dirginimo, kaip uždegimo mažinimas. Aišku, tos pačios lėtinės uždegiminės ligos kaip aknė, kaip atopinis dermatitas. Aš plaunu veidą ir šito vandeniu pačiam gale plaunu, nes pirmiausia nusivalai visas pudras, visus tušus, čia ilgas, sunkus darbas, va. O po to norisi, atrodo, nuplaut veidą taip, kad lyg tai kremo nereikėtų. Va, nusiplauni ir kvėpuoja tas veidas, švarus, be nieko, nuogas. Tai yra labai svarbu. Jurijus Smoriginas ir Laima Kybartienė atvirai pripažįsta, kad Eastcon Aquavita tapo nepakeičiamu pagalbininku jų kasdienybėje. Žinot, aš springstu tiesiog iš to vidinio jaudulio, nes čia tiek tų visokių pozicijų yra, čia taip tas aparatas toks yra universalus. Tarkim, vat jūs ryte atsibudot, jo, ir dabargi sakoma, kad reikia vandenį gerti truputėlį pašildytą. Prašom, pozicija. Ryte, kai aš atsikeliu tokia pusiau miegantį, ateinu iš miegamojo, sapnuojantį, tai automatu, bet va paspauskim, pasižiūrėkit. Va, matot, 48. Tai neverdantis, toks pakankamai gerai šiltas vanduo. Reikėjo įprasti, bet šiek tiek man patinka šiltas vanduo. Eastcon Aquavita renginyje integruota 6 lygių temperatūros kontrolė, leidžia vos per 3 sekundės pašildyti arba atšaldyti vandenį pagal pasirinktą temperatūrą. Jeigu jūs norite kavai yra tam tikras laipsnis padarytas. Arbata, prašau. Išlieka iš karto arbatos visi gerieji skoniai, neužkaitinama taip, kad tik spalva ir viskas išdega. Ne, jisai aparatas protingai viską daro. Aš, pavyzdžiui, nemėgstu verdančio vandens ir kavos nemėgstu užsipilti verdančių vandenių. Man patinka toks kava 95 arba ta 90. Čia gali nusistatyti. Ir tas yra labai gerai. Čia pats karčiausias yra. Žinot kodėl? Košytė, va. Aš avižų košę kiekvieną rytą, žinokit, valgau. Užsipilu ir košytę. Aparatas draugas. Moksliniai duomenys teigia, kad vandenilio prisotintas vanduo tinka visiems žmonėms gerti kasdien. Bet jeigu tu gali, kaip sakoma, paimti savo rankas, gyvenimo bent mažytę dalelę ir ją pradėti tvarkyti, tai žiūrėk, žingsnelis po žingsnelio, gurkšnelis po gurkšnelio ir kažkas tai vyksta, tie stebuklingi dalykai. Eastcon Aquavita vandens gryninimo ir vandenilio prisotinimo sistema. Idealus pasirinkimas namams ir biurams, užtikrinantis aukščiausios kokybės vandenį. O kadangi tas aparatas toks protingas, tai yra didelis džiaugsmas. Bet kai tu žinai, kad tas vanduo yra prisodrintas, yra vandeniliu, tai tu jį geri dar kitaip. Kiekvieną kartą su kiekvienu gurkšniu tu galvoji, kad tu tampi vis sveikesnis ir sveikesnis.